Dažnai kylantis klausimas, pradedant papildomą maitinimą, tai yra nuo ko pradėti papildomą maitinimą. Buvo atliktas toks Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimas, buvo vertinama, nuo ko pradeda įvairios Europos šalys, surinkti duomenys iš 41 šalies, tai netgi 85% Europos šalių rekomenduoja pradėti ir pradeda papildomą maitinimą nuo daržovių, 63% nuo vaisių ir apie 61% nuo grūdų. Kaip antrą maisto produktų grupę 34% įveda mėsą, 32% kiaušiniai, apie 32% duona, 30% pieno produktus. Tai realiai dabar tokių kaip ir rekomendacijų, kokį mėnesį, ką reikėtų vesti, kad nuo 9 mėnesio žuvį ir panašiai, tai tokių nebeturim. Realiai jūs galite įvedinėti įvairiausius maisto produktus nuo pat papildomo maitinimo pradžios. Na, bet geriausia yra rinktis ekologiškus produktus ir pagal sezoną. Tai sakykime, jeigu papildomą maitinimą pradedam rudenį ir turim savo daržo, sodo daržovių, tai ir labai būtų gerai pradėti nuo tų daržovių. Mes žinom, kaip jas auginom, ar ne, kad jos yra šviežios. Tai, pavyzdžiui, moliūgai, cukinijos. Na, žiemą galbūt, kai nebeturim savo ar ne daržovių, tai puikiai tiktų ir grūdinės kultūros. Vasarą nepamiršti įvairių uogų, ar ne, irgi ką galima gauti tuo metu. Na ir aišku, kokia tinkamiausia mityba vaikui, tai yra įvairiapusiška, mišri, subalansuota. Tai tokia mityba, kai vaikas gauna visų jo organizmui reikalingų medžiagų tokiais kiekiais, kuriuos jis geba pasisavinti.